Gerai, paslapčių nesakysim. Sveiki visi. Šiandien pas mus svečiuose gerbiama istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Rūta. Sveiki, Rūta. Sveiki, sveiki. Tai gal galite, prašau, save trumpai pristatyti, kuom gyvenate, kaip leidžiate savo dienas? Aš esu Rūta, esu Vilniaus Vyčio gimnazijos istorijos, pilietiškumo ir dar teisės mokytoja. Kartais mokiniai pasirenka, tai tenka dirbti ir su teisininkais. Ką aš veikiu? Daug ką veikiu iš tikrųjų. Mokykloje dirbu kartais. Laisvalaikiu, daug visokių dalykų darau ir fotografuoju ir keliauju. Ir šiuo metu tai skaitau labai daug knygų, nes pagaliau atėjo laikas perskaityti tą krūvą, kuri taip intensyviai mane žiūri. Tvarkiau aplink savo sodybą visokiausius gėlynus, nes pagaliau pavasaris ir tikrai labai žavu, kad pagaliau galim išeiti į lauką, pasivaikščioti ir ne tik sėdėti tarp keturių sienų ir taisyti kontrolinius darbus. Ačiū Jums labai. Esate save apibūdinusi kaip nematoma kūrėja, labai taip paslaptingai. Gal galite, prašau, papasakoti apie savo kūrybą? Šiaip iš tikrųjų, kai man uždavė šitą klausimą, kaip save apibūdinti, tai kažkaip kilo tokia mintis, nes dažnai žmonės mane mato dirbančią mokykloje, ten kažką veikiančią, bet labai mažai kas žino, kad aš labai daug dalykų tiesiog kuriu. Ir, pavyzdžiui, skaitmeninių pamokų kūrimas, pernai paleidom projektą pilietiškumo pagrindų skaitmeninį projektą, tai vadinasi buvo sukurta teorinė, praktinė dalis. Taip pat dabar rašau antrą vadovėlį, pirmasis laukia leidykloje, jau kada iškeliaus, tai kitais metais pasirodys irgi pilietiškumo pagrindų. Tenka dirbti su istorijos pamokų kūrimu, vaizdo medžiaga kūriama irgi įvairioms pamokoms. Niekas šiaip arba mažai kas žino, kad anksčiau aš šiaip rašydavau, esu pradėjusi rašyti ir tokia, kažkas vadina romanų, nesakyčiau romanų, bet tenka parašinėti, tai gal kada nors išeis. Ant senatvės, žinot, kaip sakoma, reikės memuarus parašyti. Tai daug tokių dalykų darau, taip pat yra tekę dirbti su projektais, aš pati, tiksliau, tenka man dirbti projektų vadovę. Tai vienas iš projektų buvo, pavyzdžiui, kompiuterinio žaidimo leidimas, tai vėlgi buvo tokia įdomesnė patirtis, kaip viską dėliotis. Ir stalo žaidimų kūrimas. Tai irgi dar viena tokia sritis, gal dėl to ir pasivadinčiau nematoma, nes dažnai ten nėra parašyta, kad būtent Rūtos Tamkevičiūtės kūrinys, dažniausiai grupės darbas, bet dėl to ir kūrėja. Taip, ačiū labai, wow, labai įdomu. Ir aš pati to nežinojau ir man toks klausimas, bet kodėl jūs niekam kaip ne tai, kad nesakot, bet jeigu jūsų nepaklaus, tai nieks ir nežino. Kodėl jūs taip pasirenkat? Tiesiog labai įdomu. Aš tai manau, kad apie žmogų kalba darbai, o ne žodžiai ir pagyros. Aišku, karts nuo karto tenka įsidėti, sakykime, į socialinius tinklus, aš padariau tą ir tą, sakykime, pravedžiau paskaitas, ten sukūriau kažkokį dalyką. Bet iš kitos pusės aš nesu tas žmogus, kuris šaukia pasaulį, važiuokit, aš padariau, ar ne? Nežinau, galbūt mane taip auklėjo tėvai, kad pirmiausia, tu dirbi ir tai yra svarbiausias dalykas, o įvertinimas jau ateina savaime. Tai galbūt dėl to. Ok, ačiū labai mokytoja. Ir kaip visi žinome, dėstote istoriją. Ir kodėl istorija? Kodėl šitas dalykas yra svarbus jums ir kodėl jis yra svarbus mokiniams, kuriuos mokote? Iš tikrųjų, šiaip kaip rinkausi, kur studijuoti, tai istorija tikrai nebuvo mano tas pirmų numerių dalykas. Pirmiausia, tai norėjau arba teisės, arba tarptautinių santykių, tuo metu buvo labai populiaru. Bet ir ten neįstojau. Vėlgi, gyvenimas tikriausiai parenka ten, kur turi būti. Istoriją pasirinkau todėl, kad tai buvo vienas iš įsimintiniausių dalykų 5 klasėje. Ir kuomet mano istorijos mokytoja tiesiog pravedė mums vieną iš 5 klasės pamokų, ten buvo būtent pamoka apie Egiptą, tai mane labai sužavėjo tiek asmenybė, tiek apskritai dalykas, tiek profilis, kad tai yra labai platu. Studijuodama istoriją, aišku, egzistencinių ten duobių būna visada, ką aš čia veikiu ir ką aš čia darau, bet vienu metu tiesiog tapo aišku, kad istorija yra labai plataus profilio dalykas, kuris padės daryti tai, ką aš noriu. Jei būčiau pasirinkus teisę, tai aš daryčiau tik tai teisę, nes ten tikrai daug siauresnio profilio dalykas.
istorija tapo keliu daryti labai daug skirtingų dalykų. O aš, kadangi esu tas žmogus, kuris nori viską išbandyti, nori viską padaryti ir daug dalykų vienu metu, tai vat istorija dėl to. Kodėl kitiems reikalinga istorija? Pirmas dalykas tai yra, jeigu tu nežinai, ką apskritai veikti, tai istorija yra vienas iš tų būdų. Tai yra pažinti žmonės, labai skirtingus žmonės, pažinti dalykus, irgi labai skirtingus dalykus, išbandyti įvairias formas. Kritinis mąstymas, diskusija, apskritai pasaulio suvokimas, kas esi, kur esi, kaip veikia pasaulis ir kas galbūt net bus. Mes kartais per istorijos paskaitas sakydom, kad istorija yra kaip vos ne astrologija, kada nuspėdinėjai ateitį. Tai galbūt, nes kartais istorija kartojasi ir tam tikri dalykai, kaip tendencijos, padeda pažinti ateitį. Okay. Ačiū labai, mokytoja Rūta. Turbūt tada biškiai atsitrauksim nuo jūsų specialybės. Norėčiau paklausti, kas būtų jūsų didžiausias autoritetas? Čia vienas sunkiausių klausimų iš tikrųjų yra gyvenime. Irgi labai ilgai galvojau, ką reikėtų atsakyti, nes šiaip aš nesivadovauju autoritetais, nes aš manau, kad mes kaip žmonės augam apsupti labai daug skirtingų tų žmonių, kurie mus veikia. Ir kurie atneša ir gerų, ir blogų dalykų į mūsų gyvenimą, tai visą tai sukuria mus. Bet paskui vis tiek aš kažkaip išsigryninau, kad vis dėlto mano autoritetai yra mano tėvai. Nes mano tiek mama, tiek tėtis yra labai tokie plataus požiūrio žmonės ir kartu ir labai skirtingi ir labai panašūs kartu. Tai iš vieno pasiimi vieną dalyką, iš kito pasiimi kitą ir galbūt vis tiek jie man yra tas pagrindinis autoritetas. Gerai, ačiū Jums labai. Na ir pabaigai turbūt toks, irgi mano nuomonė, sunkus dažnai žmonėms būna klausimas, kokia būtų šiuo metu jūsų pati didžiausia svajonė? Didžiausia. Pati didžiausia. Viena iš didžiausių svajonių. Šiaip iš tikrųjų vėlgi, svajonės, mano nuomonė, yra, kada tu tiesiog pradedi planuoti ir ją įgyvendinti. Šiuo metu yra du dalykai. Vienas dalykas tai yra kelionė į Japoniją, kurioje pati esi buvus, ar ne? Tai čia mano vienas tų didžiųjų avantūrų ir kelionių, kurias noriu įgyvendinti. O antra svajonė, aš dar noriu pastudijuoti doktorantūrą, tai vėlgi čia tokia mini svajonė, aišku, įgyvendinama irgi nesudėtingai, bet čia jau yra ta svajonė, kur šiek tiek sunkiau negu Japoniją pasiekti. Na jo, ačiū Jums labai, mokytoja Rūta, labai tikiuosi, kad Jums pavyks pasiekti tą nuostabią šalį Japoniją ir dėl doktorantūros labai nustebinate. Aš tikrai manau, kad tai būtų super dalykas Jums, nes aš mėgstu tokius žmonės, kurie užsibrėžia tokius didelius tikslus. Ačiū Jums labai dar kartą, ačiū, kad kuriate, ačiū, kad esate su mumis, ačiū klausytojams, na ir iki kitų kartų. Viso gero. Iki.